Turim dar vieną video apie sraigtinių pamatų montavimą. Ir esmė kokia, pastaruoju metu girdime internete, kad su įprasta lėtaeigė sraigtinių pamatų sukimo įranga sraigtinius pamatus montuoti per ilgai. Daug laiko sugaištama. Iš tikrųjų, sraigtinis pamatas, kadangi reikia daug žiauriai jėgos, turi būti sukamas su lėtaeigės sistema ar įrankiu, bet yra įrankių tokių, kurie tai gali padaryti ženkliai greičiau. Tai tokie daužantis, sakykime, perforatoriai, sukimo įrankiai, su kuriais galima dirbti žiauriai greitai, galima ir pilnai polių susukti, bet to nerekomenduojam. Kodėl? Nes tada, kai jau sukimo momentas ženkliai padidėja, įsukus pusę polio ar daugiau, tas įrankis jau daužamas, plėšamas iš vidaus ir jis greitai sulūš. Tiesiog detalės net laikys. Bet su juo dirbant, tarkim, susukant tiek, tada jau per sunkus sukimo momentas sukti jam, dedama įprastą lėtaeigę įrangą ir tada dabaigėt. Tokiu būdu galite susukti ir per valandą visą savo projektą ir važiuoti toliau su surinkimu ir tokia kombinacija įrankių greitai, žiauriai atsipirks. Tai va, parodysiu biškį. Ką tas daužantis įrankis daro? Va, matot, koks greitis. Ir taip važiuoja tik jie pačios, tada sustojat, kada jau padaros įrankių labai sunku ir keičiat įprastą įrangą, o paskui dabaigti įrangą su įprasta lėtaeigė sistema ar įrankiu. Ir tokiu būdu ženkliai greičiau padarysit savo sraigtinius pamatus ir su ta komplektacija dviejų įrangų tikrai daužysit ir suksit labai greit savo projektus.